Sveiki, esu Nerijus Aleksejūnas, Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje. Briuselį atstovauju Lietuvos ir Lietuvos piliečių interesams. Dirbame kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis ir Europos Sąjungos institucijomis, ieškodami geriausių sprendimų Lietuvai. Tai įspūdinga struktūra, kuri simbolizuoja žibintą. Šio žibinto viduje yra svarbiausios salės, kurioje susitinka valstybių vadovai, ministrai ir ieško svarbiausių sprendimų. Europos pastatas vadinamas antraisiais visų ES šalių ir Lietuvos namais. Tai taip pat yra antrieji mano namai, nes čia su kolegomis praleidžiame labai daug laiko. 2027 metų pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus ES tarybai. Tai didžiulė atsakomybė, bet taip pat ir galimybė Lietuvai, nes būtent mes koordinuosime ES tarybos veiklą, ieškosime geriausių kompromisų, dirbsime su visomis institucijomis, Europos komisija, Europos parlamentu ir ieškosime pačių geriausių sprendimų ES piliečiams. Štai čia Lietuvos delegacijų kambarys. Esame tarp Bulgarijos ir Belgijos. Būtent čia kartu su kolegomis susitinkame prieš posėdžius. Dirbame, ruošiamės ir einame tada kartu į posėdžius ir atstovaujame Lietuvos interesus. Štai čia mano svajonių komanda. Nuolatinės atstovybės kolegos, kurie kasdieną dirba svarbiausiais ES klausimais. Tai tik nedidelė dalis mūsų visos komandos, o pirmininkavimo metu mes padvigubėsime. Sveiki, aš esu Vaida Vilimaitė Zubrickienė, atstovybės biudžeto atašė. Kaip ir čia dūzgiantis nuo pat ryto mano kolegos, atstovauju Lietuvai tarybos darbo grupėse. Kviečiu susipažinti su keletu iš mano kolegų. Čia yra Vita. Ji atsakinga už Ukrainos ir rytų kaiminystės klausimus. Čia yra Saulius ir Viktorija. Jie dirba su tarptautinės prekybos klausimais. Aplinkos atašė Jurga ir Arnas. Ir Laura mūsų Antiči. Visi šie kolegos yra nacionaliniai ekspertai. Jie dirba ir atstovauja Lietuvos pozicijai tarybos darbo grupėse, įvairiuose susitikimuose ir taip pat padeda Lietuvos delegacijoms jų vizitų Briuselyje metu. Taigi darbo turime tikrai nemažai. Esame Europos pastatoje pačioje širdyje, 5. aukšte. Salėje, kur susitinkame ambasadoriai, kur valstybių vadovai, ministrai sprendžia svarbiausius Europos klausimus. Ir iš tikrųjų čia kasdieną susitinkame su visais ambasadoriais, nuo Ispanijos iki Suomijos, nuo Portugalijos iki Prancūzijos. Laikau nuolatinį ryšį su kolegomis Vilniuje, taip pat su valstybės vadovais, nes man labai svarbu pristatyti ES Lietuvos poziciją. Labai gerai, kad taryboje galime dėrėtis, diskutuoti, na ir būna sunku, kartais sunku surasti kompromisus. Dėrybos užtrunka ir per naktį, tačiau mes visada pasiekėme sprendimus ir tai yra svarbiausia ES stiprybė. Šiandienos svarbiausia mano ir mano kolegų ekspertų užduotis – tinkamai atstovauti Lietuvai dėrybose dėl naujo daugiamečio ES biudžeto, taip vadinamos daugiametės finansinės programos arba MFF. Tikėtina, kad sprendimą dėl ES biudžeto priimsime Lietuvos pirmininkavimo metu 27 metų pirmąjį pusmetį Europos vadovų taryboje, kur sprendimą priims valstybių vadovai, tai yra premjerai arba prezidentai. Šalia šių klausimų taip pat svarstome kitus svarbius klausimus. Pavyzdžiui, tarptautiniai prekybos susitarimai, kova su klimato kaita, gynybos finansavimas, žuvininkystės politika ir daugelį kitų. Kiekvienas nacionalinis ekspertas yra atsakingas už Lietuvos pozicijos atstovavimą tarybos darbo grupėje ir kartu prisideda prie savo šalies, ES ir viso pasaulio gerovės. ES yra unikali bendruomenė, kurioje visi sprendimai yra grindžiami bendru sutarimu ir bendromis vertybėmis, siekiant visų ES piliečių gerovės.